Šitas specialus video bus Kristinai Dabrilieniai. Tai kviečiu tave su tavo vyru Egidijum. Pirmiausia, tai didžiausia padėka, kad jūs man padėjote. Aš be galo dėkinga, kad jūs man padėjote versle. Ir būtinai Ernestą Černiauskienę su savo vyru. Ir kvieskite savo kompanijas, kuriuose jūs dirbate. Aš be galo dėkinga. Kristina, tikrai jūs esate visi nuostabus, turite nuostabias šeimas, vaikus ir galite išgelbėti labai daug kompanijų, žmonių. Ir Kristina man padovanojo tokią knygą Laimės projektas. Tikrai nuostabi knyga, labai gražiai, bet aš kai gavau, aš labai nuliūdau, nes aš iš tikrųjų tada labai laiminga buvau tuo momentu. Ir man nieko tuo momentu netrūko, aš tikrai buvau laiminga, aš išsiskyriau su savo draugu, bet aš jį toliau mylėjau ir man tai netrukdė būti laimingai. Aš dalinau savo meilę savo žmonėms per savo tarnystę, per savo verslą ir man tikrai nieko netrūko, bet kai aš gavau tą knygą, man truputėlį toks liūdesėlis užėjo. Galvoju, kodėl jie mato mane nelaimingą? Dėl to, kad neištekėjus. Kūrėjas mane apsaugojo nuo tų vyrų, kurie man netinkami. Tai viskas yra gerai, aš buvau išgelbėta kaip didžiausia karalienė. Taip kad tai tiek, o Kristina, aš tavęs nedažiau tik dėl to, kad aš nebegalėjau apimti to viso krūvio. Negalėjau, aš pasirinkau tik kirpimus, tai ką aš mėgstu labiausiai, kirpimus ir šukuosenas. Ir norėjau kažkaip tą krūvį nusimti nuo savęs, aš nebegalėjau patempti. Tai dėl to taip ir įvyko, kad tu atėjai, bet tu grubiai pasakai, kad tu dažysi mane. Jeigu taip einate, su tokiu, tu mane dažysi, aš tikrai neisiu, man niekas negali sakinėti. Jeigu ateitų ir sakytų, bet tu ten, aš tikrai labai noriu pas tave. Ir tie, kurie taip prašė, aš juos visus priėmiau, kurie tikrai nuoširdžiai prašė. Bet tu atėjai ir įsakei, čia yra galingos moters didelis minusas, kur labai dažnai galingos moteris tai daro. Tai tą Kristiną reikėtų pasitaisyti. O šiaip viskas turiu pasakyti, nes paskutinės mano dienos šio žemėje, tai aš dar kartą be galo jums dėkoju už jūsų pagalbą, tikrai labai be galo dėkinga. Ir Egidijui tikrai ir tai, kad taip kaip mes sutarėm, tai buvo fantastiška tikrai. Tai buvo tai, kad tie žmonės, jūs esate Dievo žmonės, kurie padedate kitiems ir aš be galo už tai dėkinga. Tai laukiu jūsų mūsų projekte, kuo skubiau skriskite į Lietuvą, skambinkite Evgenijui, kad galėtumėt, kad jis atidarytų tuos vartus ir laukiame jūsų. Sudie. Su didžiausiais palaiminimais, su meile.